Gera, kad pasirinkai save. Va taip, paprastai, lengvai. Taip kaip yra, taip kaip būnasi. Tau nieko nereikia specialiai daryti. Gali likti ten, ką darai, prie savo buities ar darbų. Ir su mažiu žvilgsniu į save ir tam, ką girdi. Tau nereikia kažko specialaus. Tu jau viską darai pakankamai gerai. Ir visame tame pastebėk ir pajausk savo širdį. Taip, kaip ji jaučiasi šiandien. Ją švelniai apglėbk savo dėmesiu. Apžiūrėk vidiniu žvilgsniu, tarsi iš vidaus. Kaip ji jaučiasi, kaip ji atrodo. Ir visame tame patyrime paieškok. Gal pastebėsi nors mažytį taškelį šviesos, kaip mažą spindinčią žvaigždutę danguje. O gal ryškiai šviečiančią saulę? Nesvarbu, kaip tai yra šiandien. Ta maža kibirkštėlė šviesos visada yra. Net jeigu gali jos ir nesimatyti ar nesijausti. Mes uždedam kartais tam tiek daug sluoksnių per gyvenimą. Arba nusprendžiam, kad mūsų šviesa, mūsų deimantas, mūsų vidinė savastis, mūsų vidinė šerdis nėra tokia svarbi kaip kitų. Nėra tokia graži, tokia nuostabi, tokia vertinga. Tokia nešanti gėrį ir pasimėgavimą. Bet galime tai pamatyti kituose. Ir kaip tau geriau jaučiasi. Kaip lengviau. Ar tyrinėti savoje. Ar galvoti apie kažkieno kito spindėjimą, švytėjimą. Tos širdies, kurią patiri. Pasirink bet kurį variantą, nes tai vis tiek yra apie tave. Apie tavo spindėjimą, kurį matai kituose ir galbūt dar neleidi savo. Tai pabandyk tą spindėjimą, tą švytėjimą pasimatuoti savo. Prisidėti, prisijaukinti, pasmalsauti. O kaip tai būtų, jeigu tai būtų mano? Ir pastebėk, kaip ta šviesa sluoksnis po sluoksnio, kaip riešuto kevalas nubyra. Nubyra tai, kas pasenę, ko nebereikia. Ir trykšta kristalinė šviesa, peršviesdama kiaurai net ir tas tamsumas, kurios dar liko. Net jeigu jų irgi nesimato. Ta kristalinė šviesa skrodžia kiaurai tavo širdį iš tavo giliausios aties centro, iš tavo paties aukščiausio aspektų, iš to centro, kuris esi tu, tik tu, su savo unikaliu dizainu, kuris bunda
ir skleidžiasi kaip gražiausi tavo sparnai, unikalūs, nematyti niekur kitur, nes pasaulyje nėra daugiau niekur tokių sparnų, tik tavo. Leis savo juos pamatyti, pasigrožėti, patyrinėti, kaip atrodo tavieji. Galbūt jiems dar reikia dėmesio ir sustiprėti. Galbūt dar pasiglamžia nuo buvimo kokone. Bet jie jau yra, jau skleidžiasi, jau plečiasi, jau švyti. Ir tam centre, kur turėtų būti drugelio kūnas, pastebi savo kristalinę šerdį, kuri kupina išminties, žinojimo, pilna meilės ir tyrumo. Tai atneša begalinę taiką ir ramybę pirmiausia tau su savimi, su tuo, kas esi, su tuo, kokiu drugeliu esi, su tuo, kokiom spalvom žibsi tavasis deimantas. Ir jei net negali matyti to aiškiai, tiesiog jausk, žinok, nesvarbu, kaip tai patiri. Net jeigu nieko ir nepastebi ir nejauti, tai vyksta. Tiesiog įsileisk tą žinojimą. Leisk savo pabandyti. Su smalsumu, su džiaugsmu. Juk tavo kristalinis spindėjimas atneša tau begalinį džiaugsmą į kasdienybę. Džiaugsmą pirmiausia, kad esi, džiaugsmą tuo, kas esi. Ir priėmimą, palaikymą ir apkabinimą pirmiausia savęs. Su savo deimantu tokiu unikaliu, skirtingom briaunom, skirtingų spindesių, skirtingų šlifavimų, skirtingos kokybės prabą. Ir tai tavo pats brangiausias, unikaliausias turtas, kuriuo esi. Ir tai kasdien išsiskleidžia vis kitom savybėm, kuriuo atėjai patirti. Tas kristalinis eleksyras įsilieja į tave, pažadindamas tavo subtilias dovanas. Subtilias tavo savybės, kurios buvo neleistinos, kai buvai maža, kurios buvo neleistinos, kai jau esi suaugus. Ir tos savybės, kurių taip ilgėjaisi ir kažkur giliai jautėjas esant, tik niekaip negalėjai apčiuopti, pamatyti, pastebėti, įvertinti, išskleisti. Ir dabar tai pradeda busti, gražiausiam vaivorykštiniam spalvom, tuo švytinčiu švytėjimu, kai kristalinės dulkės apiberia visą tave, sustiprindama, palaikydama, užpildydama tave naujumu, tavo nauja išraiška, naujais talentais, naujom dovanom, nauju savęs pamatymu ir drąsa atnešti tai kitiems. Drąsa gyventi save, drąsa gyventi savo širdį, savo tiesą. Aistrą daryti tai, kas tau aistringiausia šiuo metu, kur tavo įkvėpimas ir pasimėgavimas. Ir
Tas taškas, kur susibalansuoja tavyje moteriška ir vyriška energija. Ir tai tampa viena. Ir tai tampa pilnatvė. Pilna savastim. Pilna esatim. Tuo deimantu, kuriam nereikia nieko įrodyti. Tuo deimantu, kuris yra pats savo kokybė. Tuo deimantu, kuris yra pats savo užtikrintumas. Tuo deimantu, kuris žino savo vietą. Ir kad yra reikalingas, be galo reikalingas čia, šitą žemėj. Su viskuo kaip yra, su savo nešlifuotais dar kampais, su savo užtemdytu šonu, kurio dar nesinori matyti. Jis visas yra pakankamas, jis visas yra laukiamas, jis visas yra remiamas tavo aukščiausių lygmenų. Kurie sukūrė tave unikaliai tokią. Ir jis nedaro klaidų. Jis tavim gėrisi, grožisi ir besąlygiškai myli. Ir laukia, kol vėl save galėsi mylėti taip stipriai, kaip jis myli tave. Ar įsileisi ir jo aukso giją į save, leisi dar jai prastiplėsti, sustiprėti, įsitvirtinti tam auksiniam ryšio kanalui, tam savasties tekėjimui, tam savasties atpažinimui, tam savasties įtvirtinimui. Tam kūrėjo aspekto atpažinimui savyje. Tu esi dovana. Dovana pasauliui, dovana sau. Dovana žmonėms, dovana žemei. Dovana žvaigždėms. Leisk sau pabandyti tai pamatyti. Pastebėti, kaip visas pasaulis atsisuka dabar dėl tavęs. Nes jis nori, kad tu vėl būtum laiminga, kad tu vėl džiaugtumėsi, kad leistum gyvenimui per save tekėti, kad leistum savo žibėti, kad leistum savo žaisti, kad leistum savo patirti ir svajoti. O kaip noriu gyventi dabar, kai esu tas deimantas, kai esu kūrėjo vaikas, kai visa kita tik istorijos. Ir tai netiesa apie mane. O kokia norėčiau būti? Kokiom spalvom švytėti? Kaip jaustis? Atnešti į savo kūną dabar. Į savo patyrimą dabar. Ir tu jau tai esi. Tai esi. Tai esi. Ir tavo vidinis deimantas
tampa gražiausiu tavo išorės spindėjimu, išorės išraiška, iš vidaus į išorę, iš vidaus į išorę, iš vidaus į išorę, su visa ta meile, kurią jau esi, su visa ta išmintim, kuri jau esi, su visu tuo tyrumu, kuriuo jau esi, su visu tuo žinojimu. Viskas su manim yra gerai. Viskas su manim yra gerai. Viskas su manim yra gerai. Palaimintos tavo dienos, mylima.